Nepakankamumas yra tylioji šių laikų pandemija. Mat šalyje yra dalis žmonių, kurie negauna visų organizmui reikalingų maisto medžiagų, bet apie tai net nežino. Mat mitybos nepakankamumo mastas šalyje nėra niekaip įvertintas. O ir vaikų sveikata dėl nevisavertės ir nesveikos mitybos Lietuvoje kasmet blogėja. Štai dietologai skaičiuoja, kad visų svarbiausių maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų negauna net kas trečias vaikas. Klausia, kaip tu gyveni daug žmonių? Gerai. 7-mečiui Maksui nuo pat gimimo medikai konstatavo trumposios žarnos sindromą. Iki 4 metų, kaip sako jo mama, berniukas buvo ant laido, lašelinės, nes pats valgyti negalėjo. Draugė biškutį anksčiau. Dabar berniukui atlikus 3 žarnyno šalinimo operacijas, pusę maisto jis gali valgyti pats, o kitą pusę reikalingų maistinių medžiagų gauna per lašelinę. Į veną ją reikia lašinti po 12-15 valandų kasdien. Nes jis turi centrinį venos kateterį, kurį reikia saugoti į patį, kad jisai nesusižeistų, kad jo nesužeistų, kad nepastumtų. Yra daug iššūkių. O štai taip atrodo Makso ir jo mamos kasdienybė. Lašelinės pajungimas, vaistų leidimas, stomos ir kateterio priežiūra. Šeima netgi turi štai tokią milžinišką vaistų spintą. Visa tai yra būtinos priemonės kiekvienai dienai. Tokia liga sergančių vaikų Lietuvoje 8. Makso mėnesio gyvybės kaina apie 10 000 eurų. Dalį jų apie 7 000 eurų vaistus, lašelines, stomos priemonės kompensuoja valstybė. Taip pat ir berniuko gydymą Helsinkyje, o už slaugos priemonę susimoka patys tėvai. Mes kiekvieną dieną nežinom, kas bus rytoj. Nei vieną dieną. Todėl, kad gali bet kada užstrigti maistas, gali nesuvirškinti, gali būti kažkokia tai infekcija ir viskas. Ir jau tada mes rytoj ligoninėje. O jei Maksui nebūtų taikoma klinikinė mityba per veną, berniukas kentėtų nuo mitybos nepakankamumo, reikalingų maistinių medžiagų gaunamų su maistu, kiekio trūkumo ir tiesiog neišgyventų. Tiesa, mitybos nepakankamumą gali turėti ne tik įvairiomis lygomis sergantys vaikai, tačiau kiek vaikų Lietuvoje turi mitybos nepakankamumą, šalyje niekas nestebi ir neskaičiuoja. Kas trečias, kas ketvirtas, tai tikrai galėtų būti. Mat šiuolaikiniai vaikai anot specialistų valgo perdirbtą maistą, neturinti reikalingų vitaminų ir mineralų. Lietuvoje 4% vaikų turi antsvorį arba nutukimą, kas taip pat yra mitybos sutrikimas, kai žarnynas pasidaro pralaidesnis ir maisto medžiagos blogiau pasisavinamos, o į organizmą greičiau patenka ligų sukėlėjai. Tom lygom net ir atsirasti sąlygos yra žymiai geresnės ir todėl Lietuvos vaikų sveikata iš tiesų blogėja. O mityba yra labai svarbi sunkiomis lygomis sergančių asmenų gydymo dalis, pabrėžia specialistai. Tačiau anot onkologinius ligonius atstovaujančios organizacijos vadovės dar ir pačiose gydymo įstaigose trūksta šio supratimo. Pacientai dažnai susiduria su ligoninių personalo abejingumu. Maistas atnešamas ir lėkštė išnešama taip pat su maistu, tačiau niekas nepaklausia to žmogaus, kodėl taip yra. Ar žmogui gal skauda, gal pykina, gal jisai pats neturi jėgų pavalgyti. Galima naudoti pažangiausius gydymo būdus, jeigu ligonis yra išsekęs, tiesiog mes nepasieksim tai, kad jis išgyventų kritinę būklę. O mitybos nepakankamumu gali susirgti kiekvienas mūsų, sako medikai. Organizmui reikalingos medžiagos gali būti neįsisavinamos ne tik dėl ligos. Kai persistengiama, kaip minėjo, su dietomis, kai manoma, kad badavimas išgelbės, arba kai pradedama riboti maisto produktų įvairovę. O stokojant visų maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų, bei esant mitybos nepakankamumui, simptomai išties sunkiai pastebimi, mat panašus į stresą ar nuovargį. Žmogus jaučiasi mieguistas, nervingas, netekęs raumenų jėgos, gali sutrikti miegas. Mitybos nepakankamumas vystosi eilę metų ir gali pasireikšti ligomis po 10 mečių. Cukrinis diabetas ar tos pačios onkologinės ligos, širdies kraujagyslių sistemos ligos, jų bazinis dalykas tai yra būtent netinkama mityba.
Galiu remtis Europos duomenimis, tai nuo 20 iki 50%. Reiškia, kas antras, kas penktas pacientas į ligoninę atvažiuoja su mitybos nepakankamumu. O kad atpažintume mitybos nepakankamumą, turėtų įsitraukti ir šeimos gydytojai, sako specialistai. Mat mitybos nepakankamumą galima nustatyti nustačius kūno masės indeksą. Jeigu per pastaruosius 6 mėnesius nesilaikant dietų, jūsų kūno svoris sumažėjo 10% arba numetėte nuo 5 iki 10 kg, tai reiškia, kad jau turite mitybos nepakankamumo riziką.